Sveiki gyvi, su jumis ir vėl Vilniaus krepšinio lyga ir jos apžvalga. Pasižiūrėkime, kas gero lygoje nutiko per pastarąsias 2 gruodžio savaitės. Užmeskime akį iš karto į Elito grupę ir SK Meškų bei SK Nemenčinės dvikovą. Jau nebe pirmą kartą sezone sporto klubo Meškų žaidimo kreivė tiesiogiai priklauso nuo ekipos sudėties. Neišimtis buvo ir šios rungtynės, kuriuose nerungtyniavo vienas ekipos lyderių Paulius Počiuipa. Pirmasis kėlinys prasidėjo kiek netikėtų Nemenčinės spurtu, kuomet po Roko Garlausko dvitaškio svečiai jau pirmavo 15-8. Nieko nelaukę Meškos pabudo ir po Aurimo Mileišio dėjimo pirmą kartą persverė rezultatą savo naudai 19-18. Antrajame ketvirtyje prasidėjo Mindaugo Sandanavičiaus pasirodymas. Po taiklaus dvitaškio nemenčiniečiai pirmą kartą pirmauja jau dviženklę persvarą 36-26. Didžiosios pertraukos metu įdėmiai išklausę Mantvydo Baranausko patarimų bei peržiūrėję nubrėžtus derinius šeimininkai iš karto persverė rezultatą savo naudai 49-48. Tačiau laikas nuo trečiosios kėlinio minutės iki pat ketvirčio pabaigos Meškoms tapo didžiausiu košmaru. Pralaimėta atkarpa net 4-16, kol galiausiai po Richardo Naciaus, Nemenčinio žaidėjo metimo, ir vėl dviženklis atsilikimas 53-64. Puikiai rungtynėse pasirodęs šeimininkų krepšininkas Mindaugas Noreika sugebėjo prikelti komandos draugus lemiamam šturmui. Skirtumas sušvelnėjo pradžioje iki 6, o po Gasparo Kazlausko taiklių baudos metimų jau tik 78-80. Kiek anksti pergalę patikėję svečiai išsigelbėjo tik per plauką. Puolime kamuolį pametus Richardui Naciui dvitaškiu atsako Paulius Augulis. Taip išlygina rezultatą, likus kiek daugiau nei pusė minutės. Kovojant po krepšių skaudžiai į sieną atsitrenkė bei aikštelę priversas palikti Mantas Kibildis. Minutinė pertraukėlė padėjo Nemenčiniai pasiruošti paskutiniai atakai. Jos metu Mindaugas Sandanavičius pataikė vieną baudos metimą. Atsakomasis šeimininkų bandymas buvo nesėkmingas, o paskutinę sekundę mestas Karolio Stančiko tritaškis dėja, tačiau skriejo pro šalį. Puiki ir labai svarbi pergalė leidžia nemenčiniečiams pergalių skaičiumi bent jau laikinai susilyginti su šiandieniniais varžovais. Tai nebuvo vienintelė Meškų nesėkmė. Jau kitose rungtynėse, namuose net 43-81, jie pralaimėjo ir Tegrai. Tuo tarpu pirmąją pergalę čempionate iškovojo Time Team Šviesa, namuose 97-82 įveikusi be Petro Baločkos likusius Sąlyčio lietuvių krepšininkus. Nemenčinė sėkmingą savo žygį pratęsė ir Sadolino aikštelėje, nugalėdama vietos ekipą 89-68. Dar vieną eilinę pergalę iškovojo pogrupio lyderiai Ernst & Young 103-76 nugalėjusi VPU studentus. Bei kiek netikėta pergalė 98-86 išvykoje iškovojusi Arch Studija, palaužusi SKM Agotos Gryčios vaikinus. Kalbiname SK Meškų komandos vadovą Mantvydą Baranauską. Kaip vertinat sezono pradžią Vilniaus krepšinio lygoje? Vertinčiau nepakankamai gerai šitą startą, kadangi pradėjome vieną labai skaudžią apskritai dar pralaimėjimo ir nesusirinkam iš tikrųjų, kaip kažkas tai minėjo iš kitų komandų, kad jeigu visi susirinktume, tai žaistume, kaip sakant, trigubai geriau. Bet kai nėra kelių pagrindinių žaidėjų, Sakalauskas iškrito ir Čiupanekai neatvažiuoja, tai mes visai kitą komandą galime pasakyti. Visi pralaimėjimai gavosi kaip nepilno sudėtimą ateidavom žaisti arba labai daug keisdavom, nes norėdavom visi pažaisti. Tai net nežinau, skaityčiau gan vidutiniškas startas. Ko pritrūko šiandien iki pergalės? Šiek tiek sėkmės ir aišku, kad ne visi susirinkom realiai. Tai žaidimas buvo žiauriai prastas, tai nieks nepataikė, galim pažiūrėti protokolą, šių tritaškių gal vieną ir pataikėm. Tai sėkmės galbūt šiek tiek susikaupimo, atsipalaidavimas didelis ir viskas susidėjo vieną vietą. O kokie komandos tikslai čempionate būtų? Manau, gal ketvertuką patekti. Norėtume ketvertuką patekti. Tokie tikslai. Ne aukščiausi, bet būtų neblogai ketvirtą, kadangi lyga stipri, komandos stiprios. Žiūrėsim, kaip po naujų metų bus, kaip čia. Jeigu neiškri žaidėjai, tai manau realu.
Keliamės į Vilniaus pedagoginio universiteto mažąją sporto salę, kur susitiko vietos Daprėje ir Stamperija. Pajėgiausią sudėtį surinkusi Stamperija pirmoje rungtynių pusėje atrodė tarsi ant sparnų. Jau pirmasis 3 minučių spurtas net 10-0 privertė aikštelės šeimininkus prašyti minutinės pertraukėlės. Tačiau ir ji negelbėjo, o skirtumas tik didėjo. Pirmieji Daprėjos atsigavimo požymiai pasirodė antrajame ketvirtyje, kuomet po Edgaro Žemaičio tritaškio rezultatas tapo 33-40. Į pirmosius pavojaus signalus Stamperija sureagavo pačiu laiku, bei dar iki didžiosios pertraukos vėl padidino savo pranašumą iki 14 taškų. Tai, ką trečiajame ketvirtyje aikštelėje išdarinėjo Edgaras Žemaitis, matyt dar ilgam pateks į lygos rekordų skiltis. Edgaras viso kėlinio metu sugebėjo pelnyti net 25 taškus, tuo tarpu Stamperija atrodė visiškai sutrikusi. Ketvirtame kėlinyje jau svečiams teko likviduoti 4 taškų atsilikimą. Pirmoji šauklių lemiamą kovą tapo Eduard Rogačiov, kurio tritaškis po bene pusantro kėlinio tylos pagaliau nudžiugino ir Stamperijos fanus. Iki pat ketvirčio pabaigos ekipos keitėsi taikliais tritaškiais, vienas iš kurių galėjo tapti lemtingų. Po Tado Brazio Stamperijos pataikymo šeimininkai atsilikinėjo jau 86-89. Kėlinio finišas buvo kaip reta įdomus. Edgarui Žemaičiui pelnius tritaškius svečiams neliko nieko kito, kaip prašyti minutinės pertraukėlės, bei per paskutinės 15 sekundžių lyginti rezultatą. Net 2 minutinės pertraukėlės pailiui rengtas puolimo planas pasiteisino ir Žilvinas Rubliauskas pataikė dvitaškį. Laiko išplėšti pergalei dar turėjo ir Daprėje, tačiau iš po krepšio baigiantis laikui nepataikė Gintaras Plytnikas. Pratęsime sėkmingiau startavo Daprėje ir po dar vieną Edgaro Žemaičio dvitaško pirmavo 97-94, tačiau likęs laikas pilnai priklausė Stamperijai, kuri išsivežė labai sunkią pergalę prieš ir vėl itin negausiai susirinkusią Daprėje. Fantastiškas rungtynes sužaidė Edgaras Žemaitis, pelnęs net 42 taškus. Tuo tarpu čempionato rekordą pasiekė ir Tadas Brazys iš Stamperijos, sugebėjęs net 14 kartų rezultatyviai perduoti kamuolį komandos draugams. Prasidedant trečiai gruodžio savaitei, elito lygos turnyrinė lentelė atrodė taip. Pirmauja ir toliau Ernst & Young bei Tuomenas Šiaurės Lietuva LT dar nepralaimėję. Visiškai greta yra Stamperija bei Ark Studija. Vieną kartą pralošė ir Tegra. Nebeliko komandų, kurios neiškovojo pergalės. Naudingiausių elito lygos žaidėjų penketukas. Įžaidėjo pozicijoje Tadas Brazys iš Stamperijos. Lengvojo krašto puolėjo pozicijoje Modestas Krasauskas Time Team Šviesa. Atakuojančio gynėjo pozicijoje Laurynas Žilinskas Stamperija. Sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje Titas Vainauskas Ernst & Young. Na ir vidurio puolėjo pozicija Martynas Šatas Ark Studija. Visiems šiems krepšininkams atitenka pakvietimai į Druskininkų vandens parką. Sveikiname! Basket News LT iššūkio taurėje keliamės į rungtynės, kurios vyko B grupėje. Čia susitiko Hansa teleradio kompanija ir BC Pilaitė. Abi ekipos turėjo po 4 pergalės ir 1 pralaimėjimą, bei žengė koja kojon. Atrodė, jog mūsų laukia lygiavertė kova, tačiau buvo priešingai. Rungtynės geriau pradėjusi Hansa teleradio kompanija pirmavo nuo pat pradžių ir jau po pirmo kėlinio turėjo 6 taškų pranašumą 16-10. Antrajame nieko naujo neįvyko ir šeimininkų komanda toliau didino savo pranašumą. Po didžiosios pertraukos suprastėjo Pilaitės puolimas, kuris trečiajame kėlinyje įmetė viso labo vos 5 taškus. Per likusį rungtynių laiką taip ir neatsirado krepšininko, kuris būtų pakreipęs įvykius kitą linkmę. Tad blankiai žaisdami Pilaitės žaidėjai pralošė rungtynės rezultatu 37-54. Kalbinome Hansa teleradijos kompanijos žaidžiantį trenerį Denisą Oliferą. Kokia buvo šios dienos rungtynių pergalės priežastis? Gal tai, kad susirinko pagaliau beveik visa komanda, nebebuvo tik tai vieno žaidėjo mūsų, atėjo 2 mūsų pagrindiniai centrai pagaliau ir galima sakyti, kad mes juos išnaudojom, nes atkovojo kamuolių, padarė taškų, gynybai padėjo irgi. Ir šiaip manau, kad įvykdėm visą savo užduotis, kurias planavom, padarėm savo derinių kažkokių ir tikrai esu patenkintas komanda, kad jie žaidė savo žaidimą, kaip sakant, neįsivėlėm į jų tą biškį tokį chaosą, apsigynėm normaliai ir gal puolimą irgi mums pavyko normaliai suorganizuoti. Įmetėm nedaug taškų, bet manau, kad viskas yra gerai, nes įvykdėm planą, laimėjom varžybas, čia svarbiausia. Kaip vertinat savo komandos startą čempionate? Starto 5.
startą. Startą. Šiaip iš tikrųjų esu labai patenkintas, nes nesitikėjau, kad parodysim tokius rezultatus gan solidžius, galima taip sakyti, nes komanda beveik nepasikeitė, jau 3 metai žaidžiam tą pačią sudėtim. Ir kaip matot, yra daugiau pergalių. Aišku, dar svarbiausias varžybas pagal mūsų grafiką yra paskutinės 4, tai ruošiamės kaip tik, tai yra džiugu, nes prieš tai pasiruošėm, būsime pasiruošę tom kovom ir manau, kad turėtume irgi pasiekti pergalę. Šiaip tikrai esu patenkintas savo komandą ir aišku, dar daug yra minusų gynyboje, puolime, bet dirbam, dėja mažai treniruočių, nes žaidžiam per 2 lygas ir nespėjom tiesiog su tom treniruotėm. Tai tenka savo užduotis vykdyti per varžybas. Dėkui. Basket News LT iššūkio lygos A grupėje ir toliau pirmauja vienintelė ekipa dar nepralaimėjusi – ŠMKM 83 Eastern Express. Visiškai netoli yra turnyrinėje lentelėje kylanti viršun Normaliok. Tuo tarpu B grupėje dar nepralaimėjo 2 ekipos – KK Žaibas ir Vilniaus VPP. Iškovoja po 7 pergalės. Tiek pat pergalių turi, tačiau ir vieną pralaimėjimą patyrė Hansa Teleradio kompanija, bei 2 ekipos, kurios niekaip negali laimėti. Naudingiausias Basket News iššūkio lygos 5-tukas. Į žaidėjo poziciją Denisas Oliferas, Hansa Teleradio kompanija. Lengvasis krašto puolėjas Laurynas Ralys, MBG alumni. Atakuojančio gynėjo pozicijoje Antanas Stabulionis, Mikrodis. Sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje Žilvinas Grušas, Normaliok. Na ir vidurio puolėjo pozicijoje Elektriniškis Marius Kaminskas. Visiems šiems krepšininkams atitenka gyvo alaus krautuvėlės prizai, su kuo ir sveikiname. Pažvelkime į gražiausių užfiksuotų epizodų 3-tuką. 3 pozicijoje Edgaras Žemaitis iš Daprejos. 2 vieta SK Nemenčinės žaidėjas Mindaugas Sandonavičius ir įspūdingas jo dėjimas su pražanga per kelis SK Meškų žaidėjus. Na ir 1 vieta įspūdingas sporto klubo Meškos žaidėjo Aurimo Mileišio dėjimas iš viršaus. Štai ir baigiame tradicinę mūsų apžvalgą, susitiksime ir vėl po 2 savaičių. Niekur nepabėkite, linksmų švenčių ir sirkite krepšiniu bei dalyvaukite Vilniaus krepšinio lygoje.